Šiaip jeigu paklaustumėt, kur buvau dingęs, ką veikiau, tai galėčiau atsakyti maždaug taip. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. O dabar metu pasinaudoti tokiu daiktu, vibro plokštė. Ir suvibruoti, sutrambuoti gruntą, paskui užsivežti smėlio pasilyginti. Dar nežinau 100% ar pats sudarysiu, bet kažką reikia daryti, kad viskas judėtų į priekį. Nes viskas juda labai lėtai, bet ir kaip ir. Tai ką, atėjo kitą dieną, viską ką vakar susitrambau, tai nukasėm, nes per daug to grunto čia buvo, tai išvežėm nežinau kokį 15 tačkų. Tai jo dabar dar reiks prasigriebti biškį akmenukų, kad mažiau būtų, pasilaistyti iš naujo ir vėl trambuoti ir tada vežti smėlio, nes pasilikau šiek tiek, kad būtų dar gražiam paviršiui pasidaryti, kad galėčiau smėlio užsipildžioti. Tai šiandien ilgą dieną šiaip nusimato, nes tą vibro plokštę išnuomotą reikia grąžinti iki rytojaus 10. Tai jo, varom. Smėlio lyginimui pasidariau tokį telefoną. Ant antenos pažymėtas grindų lygis. Ir pilioju lyginu smėlį po biškį. Aišku, kiekvieną kartą pasukus kitaip biškį paklaida yra, nes jeigu nelygiai stovi, tai ir nelygiai rodo, bet pasukinėju. Pavyzdžiui, čia patrambuoti dar reikia. Ir gerai gaunas, paskui su gulščiuku pasitikrinu per didesnį ilgį ir viskas liuks. Tai dabar su ranka va šitaip nugludinti visą 50 plus kvadratų ir klosim polistrolą. Liuks.
Tai vakar pabaigiau išsilyginti visą pagrindą per visą dieną. Šiaip netaip užbaigiau. Pakankamai lygų visur, dabar klosiu plėvelę. Putplastis irgi jau paruoštas pirmas sluoksnis, tai šiandien irgi gan intensyvi diena truputį laukiu. Ir dirbam toliau. Nu ką, atrodo, būsiu pabaigęs. Atrodo, būsiu pabaigęs pirmą sluoksnį 10 cm putplasčio per visą dieną. Visgi užtrukau dabar 8, po 8:15. Labai greitai eini ten, kur nereikia pjaustyti, aišku. Tiesiog dedi ir net negalvoji. O paskui prasidėjo pjaustymas ir ten jau teko pavargti. Iš visokių mažesnių gabaliukų dėjau. Žodžiu. Bet vaizdas pasikeitęs. Nuo užvakar tai iš vis čia visiškai viskas kitaip išsilygino ir užsidėjo putplastis. Prieš dar plėvelę juodą po putplasčių. Dabar jau reiks kviesti santechniką, kad išvedžiotų vandenį šitam sluoksnį. Ir tada dar kartą užkloti šį kartą tik 5 cm. Tai dar bus darbo irgi visai dienai, manau. Nors aišku, biški dabar praktikos bent turiu. Viskas pirmą kartą daroma, tai užtrunka. Gerai, dabar reikia eiti pavalgyti pietus, vakarienę ir biškį pailsėti ir eiti miegot. Šiemet kažkaip labai daug slyvų atrodo yra ir jos be kirminų. Tai reikia kažkaip panaudoti, gal kokie uogienę išsivirti. Tik ant žemės, aišku, jos čia jau sutrintos, nes čia dar žolė jau šviežiai nukrito. Tai reiks lipti su kopečiam aukščiau ir skinti jaučiu. O jau girdit šunį lojant, tai žinokit, kad jinai labai bėga iš kiemo, tai tenka biškį pririšti, kad pabūtų ramiai. Pažiūrėkit, kokių gražių slyvų priskyniau ir dar tik tais kelias šakas, tai dar 2-3 tiek tikrai bus. Tai šiandien mano darbas nuskinti ir paskui galvoti, ką su jom daryti.
Tai kaip matot, didelis įvykis, turim išbetonuotas grindis. Ir dabar ateina laikas stogo keitimui. Ir stogą taip pat nusprendėm keisti patys. Nesamdyti nieko. Tai samdysiu brolius, kurie man padės. Tiksliau aš čia būsiu gal labiau pagalbininkas, o ne jie man. Tai ten irgi bus procesas įdomus, nes nesam stogdengiai. Bet turėtų pavykti. Šiandien kaip tik garažų stogą uždėjom. Tai čia panašiai. Tai va. 2 mėnesius nebuvo serijos, bet bent jau kažkas naujo ir kažkas didesnio padaryta, tai gal labai nenusivilsit. O šį savaitgalį turėsim talką, tai daug žmonių gal nepačios, bet vis tiek nuveiksim dar visokių darbų, tai malkas pjauti, tai ką nors tvarkytis ir panašiai. Tai irgi pafilmuosiu galbūt, jeigu žmonės sutiks, ir pasimatysim kitą kartą.